Lapkričio 18 dieną Prienų sporto arenoje vyko stalo teniso šeimų turnyras Laikyk raketę, ne cigaretę. Toks pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Turnyras skirtas paminėti tarptautinę nerūkymo dieną. Organizatoriai – Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Kūno kultūros ir sporto centras. Sveikatos biuro direktorė Jurga Minajevienė ir stalo teniso treneris Linas Žilevičius sakė nesitikėję, kad turnyras sulauks tokio didelio susidomėjimo. Ar didelio susidomėjimo sulaukė šeimų teniso turnyras? Labadiena, iš tikrųjų didelio, aš pats nesitikėjau, nes tai yra 12 komandų, į komandą įeina 2 šeimos nariai. Dar kartą akcentuoju, tai yra 2 šeimos nariai. Kad žaistų tokią nepopuliarią stalo teniso šaką 2 šeimos nariai, tai yra iš tikrųjų labai sunku surasti ir aš pats nesitikėjau, kad 12 komandų, tai yra 24 žmonės žaistų stalo tenisą. Sakote, šeimos nariai, tai dalyvavo tik tėvai ir vaikai ir tolimesni giminės galėjo registruotis? Galėjo registruotis tėvai ir vaikai. Yra suskirstyta 2 pogrupiai, kad išlyginti komandas ir vienodą padaryti žaidimą. Yra vienas suaugęs, vienas vaikas, vienas pogrupis, o kitas pogrupis yra 2 vaikai. Tai tada truputėlį jėgos įsilygina ir tas turnyras gaunasi toksai šiek tiek lygesnis. Bus ir tie apdovanoti ir kitas pogrupis taip pat bus apdovanotas. Kai tiek daug komandų, tai tikriausiai ir varžybos užtruks ilgai. Kaip galvojat, kiek tai truks? Na, varžybos užtruks, manau, kokias 6 valandas tikrai ir tai turnyrą šiek tiek sutrumpinam, nes kitaip būtų visa diena. Bet aš manau, šitas turnyras tikrai šeimom atneš tokį sportinę kovą, kuri suburs juos visus. Tai iš tikrųjų šitas tikslas ir yra su visuomenės sveikatos biuru, kuris tikrai prisideda daug ir palaiko stalo tenisą, tai tikrai aš labai džiaugiuosi. Ar jaučiat palaikymą stalo teniso sporto šakai iš savivaldybės? Na, taip. Iš tikrųjų, vien tik, kad mes šitoje gražioje Prienų salėje, tai jau palaikymas. Nes paprastai kitos sporto šakos negali sportuoti šitoje salėje, nes paprasčiausiai neužtenka laiko. Taip. Prieš kelis mėnesius sakėt, kad trūksta jums treniruotėse vaikų. Kaip yra dabar? Iš tikrųjų netrūksta. Vaikų yra tikrai labai daug. Bet aš manau, kad jų tas išmokymas, kaip teisingai žaisti stalo tenisą, kaip laikyti raketę, kaip sportuoti, kaip galų gale valyti dantis, tai jiem yra iš tikrųjų labai daug. Kodėl nusprendėt būtent šeimų turnyrą organizuoti? Matot, kad visi turnyrai jau buvo, vienetų buvo, įstaigų buvo, organizacijų buvo, visi buvo, liko tik šeimos. Vienintelis turnyras neišbaigtas, tai aš manau, kad iki naujų metų per metus laiko padaryti tiek turnyrų, tai yra tikrai kas veikti ir tikrai visi turnyrai yra padaryti, kurie tik įmanoma iš stalo teniso padaryti turnyrų. Kaip nusprendė dalyvauti šeimų stalo teniso turnyrą? Draugė pasiūlė. Man pasiūlė treneris teniso. Su kuo atvažiavot, su kuriuo šeimos nariu? Su broliu. Aš ir su broliu. Ir kokios vietos tikitės? Būsit nugalėtojos abi? Nu, gal ne pirma, bet kažkuri gal tikiuosi. Prizinės tikimės. Ar dažnai žaidžiat stalo tenisą ir ar patinka jums ši sporto šaka? Patinka, bet retai žaidžiu. Va, kai kokie turnyrai būna tada. Aš lankau truputį teniso treniruotės, tai tenka dažniau pažaisti. O kas tau trukdo lankyti teniso treniruotės ar tiesiog žais dažniau? Trūksta laiko. Tiesiog. Šiandien sporto arenoje vyksta stalo teniso turnyras. Ar palaiko tokius renginius? Žinomas, šis stalo teniso turnyras tai yra kaip pradinis viso sporto pamatas, nes viskas prasideda pas žmogų šeimoje. Tai visas judėjimas ir sveikatingumas pirmiausiai turi prasidėti nuo šeimos, tai šis turnyras tai ir kaip čia pasakyti, įtvirtina galbūt, taip, toks žodis tinkamiausias. Ar negalvojat, kad arena sunkiai gauna kitų išskyrus krepšinį sporto šakų atstovai? Šiuo metu taip yra, mes turim aukšto meistriškumo komandą ir jį nenori, kad pasiektų rezultatus, turi treniruotis ir žaisti daug. Taip, bet aišku, norint pritraukti kitas sporto šakas į areną reikalingos būtinos investicijos. Šiandien dienai pritaikyta ji tik krepšiniui. Dabar matome stalo tenisą, kuris jau Prienuose įgauna naują pavidalą, sakykime, ir atsiradus žmonėms tinkamiems, kurie gali tą darbą daryti. O norint pritraukti kitas sporto šakas, reikia investicijų, reikia dangos specialios, sakykime, futbolui,
rankiniui, dar kažkam tai reikalinga treniruoklių salė, net tam pačiam krepšiniui, jeigu norėtumėm pritraukti kažkokias tai daugiau papildomas komandas, dar reikalingos persirengimo rūbinės, treniruoklių salė ir panašiai. Pirmiausia, reikia į areną investicijų, tada bus galima pritraukti kitas sporto šakas. Kada prieniečiai gali tikėtis palankesnių perspektyvų kitoms sporto šakoms? Manau, kad greitai. Aišku, viskas priklauso nuo savivaldybės tarybos ir jeigu mes rasime investicijų, pritrauksim kažkokias lėšas į areną, manau, kad prieniečiai galės džiaugtis ir kitų sporto šakų atstovai, ne tik krepšinio. Koks tarybos požiūris, ar nėra per daug propaguojamas krepšinis? Aš manau, kad iš šono matyti geriau, bet mano nuomonė taip, nes visos kitos sporto šakos lieka kaip tokios našlaitės, sakykime, vietoje. Pirmiausiai turėtų būti masiškumas visų sporto šakų ir mes turėtumėm užsiauginti čempionus patys. Dabar šiek tiek kitokia politika vykdoma, bet manau, kad gerės. Dalyviai buvo suskirstyti į pogrupius pagal amžių. Vyresniajame stipriausi buvo Kasparas ir Simonas Gudaičiai. Tarp jaunųjų geriausiai sekėsi Simonui Kovalenko ir Pauliui Kazlauskui. Dalyviai buvo apdovanoti sveikatos biuro įsteigtais prizais. Džiugu, kad Prienuose atsiranda vis daugiau iniciatyvių žmonių, suburiančių šeimas į bendrus renginius. Kaip nusprendėt organizuoti stalo teniso turnyrą? Stalo teniso turnyras yra organizuojamas Tarptautinės nerūkymo dienos proga. Tai yra šeimų turnyras, tokiu skambiu pavadinimu Laikyk raketę, ne cigaretę, kad ne tik tai vaikam būtų tai diegiama, kad rūkymas kenkia, nes ir mokykloje vaikai gauna informacijos apie rūkymo žalą, tačiau kad ir tėvai. Tai tą girdėtų, tada ir sklaida didesnė ir užsiėmimas sekmadienis, labai patogus laikas, labai džiaugiamės gausiu būriu žaidėjų. Ir viskas labai pavykę, nes žmonės patenkinti, norėjo ateiti ir viskas labai puikiai pavykę. Kodėl būtent sugalvojot organizuoti šeimų turnyrą? Kaip ir minėjau, kad būtų sklaida didesnė. Tai tarptautiniai nerūkymo dienai, kad apie rūkymo žalą būtų informuoti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Tuo pačiu ir suaugusieji būtų fiziškai aktyvūs. Sekmadienis kartais jisai būna labai pasyvus. Šiandien aktyvus, labai džiaugiamės. Kiek sulaukėt užsiregistravusių šeimų? Užsiregistravusių šeimų apie 12. Buvo norinčiųjų daugiau, bet jau fiziškai nebespėtumėm, nebegalėtumėm. Labai patenkinti esam, kad daug užsiregistravo, daug norinčių. Ar tikėjotės tokio dalyvių aktyvumo? Tikėjomės, nes ir stalo teniso treneris Linas Žilevičius tokį poreikį jau tiesiog reikėjo tokio šeimų, nes šeimų stalo teniso turnyre nebuvę niekada. Tai labai puikiai, labai viskas vykia. Ar bus šiandien tos šeimos nugalėtojos kaip nors apdovanotos? Visuomenės sveikatos biuras dovanos diplomus už 1., 2. ir 3 vietas. Taip pat kiekvienas dalyvis gaus gertuvę. Tuo norime taip pat priminti, kad sportuojantis žmogus turi gerti. Taip pat bus dalinami atšvaitai, informuojant, kad būkit matomi, nes pastebime, kad labai žmonės nenešioja atšvaitų, nesegė atšvaitų, tai tuo pačiu ir skatinsime būti ne tik sveikiems, fiziškai aktyviems, tačiau ir būti matomiems kelyje.